Labas rytas, noriu labai padėkoti už palaikymą, kurio aš susilaukiu PayPal'e. Ir kaip tik atsvertus esu puslapį. Kai duodame, laimi visi. Iš tiesų didis žmogus atpažįstamas pagal 3 savybės. Ketinimų kilnumą, darbų humaniškumą ir santūrumą sėkmės akivaizdoje. Kad ir koks tu bebūtum, atrodo, sako, sėkmingas ir kad ir ką tu beturėtum, ar ne, išlieki savo vietoj, savo pozicijai. Dosniausias davėjas ne tas, kuris duoda daugiausia, o tas, kuris duoda, ką turi geriausia. Iš tiesų viską, ką gauname todėl, kad pirmiau atiduodame. Tik dėja, tuo naudojasi ne visi. Yra labai šviesi energija, kuri yra susikonektinus su savimi, su savo galbūt prigimtimi. Ir dabar gali savo užduoti, tarkim, klausimą. Po kažkokia konkrečia patirtim, kuri buvo labai skausminga, kur galbūt buvo išdavystės, kaukės, gyvatės, vienu žodžiu, viskas, kas tik tai yra blogiausia, tokią patirtį kažkam reikėjo paturėti. Tik tam, kad pamatytų, ant kiek yra stiprus. Šitos patirties nebūtų davus pati visata, pliusė, kaip sako, tai buvo neatsitiktinumas. Tai buvo likimo pasiųstas reikalas. Pratestuoti netgi tą kažkokį šviesų žmogų, ant kiek jis yra ištikimas savo, ant kiek jis yra ištikimas savo keliui, kurį pasirinkęs yra. Ant kiek sugeba atpažinti kaukėtus žmonės ir tiem žmonėm pamoka, tai parodyti, ant kiek yra stipri dvasia. Jeigu aš, sako, maluosi su tom gyvatėm, tarkim, vienoj vietoj, ar ne, tai dvasia neatsiskleis, nepasirodys tikrasis dvasios veidas, tikroji ta energija ir jėga. Ir matau, kad tikrai labai kažkas susijungia yra su dvasinė prigimtimi. Kada net sako, žinai, aš jau pajaučiau, kad mano širdį gydo gamta, ne kiti žmonės. Kada aš galiu, sako, atrasti savyje gydymosi metodų, galbūt meditacijos, mantros, savidisciplina, kažką žmogus gali daryti vienas, sau su savim. Turėti aplink irgi pagalbos fizinės, bet didžiausias šito žmogaus darbas yra sau su savim. Dar šita patirtis kažkam buvo reikalinga, kad atpažinti, kas tai yra per stabdis, kaip viską uždaro. Uždaro finansus, uždaro gausą, uždaro gerą sveikatą. Geros naujienos yra tame, kad tas, kas išėjo, paliko konkretų ten galbūt žmogų, galbūt darbą, visiškai, kas ten yra labai žemų vibracijų. Ten, pavyzdžiui, yra labai didelės baimės, ten yra kažkokie praradimai meilių ir taip toliau, gyvatizmas. Kažkoks yra gyvatizmas. Tai geros naujienos yra tame, jog ateina finansinė gausa. Ir turiu 4-lapį dobilą. Keturi, kažkas pereina į kitą savo visiškai versiją. Pradeda atrasti tą ramybę ne kažkokiam čia gyvatyne, kuris buvo, bet būtent savo su savim savyje. Ir tai yra pats didžiausias žmogaus laimėjimas. Vieni išeina iš kažkur specialiai. Vat jie dabar išgirdo naujieną, kad sako, aš žinau, net pažinu savo tam tikrų, tarkim, šešėlių ir ne savo veikimo, netlikta yra labai daug namų darbų. Gerai, išeinu, palieku, ta prasme, nes aš matau, kad čia yra labai daug gausių. Tai ne apie tai.
žmogaus pats ketinimas ir viskas, ką jisai daro, atsispindi per jo energiją. Nes darbai žodžiai netitinka visiškai pas kažką, o tiesiog yra pati energija, kuri yra jaučiama. Ir kai sako, tu susilygiuoji su visata, su aukštesniuoju aš, visa tai dera, tuomet žmogui tai ir pareina. Tai, kas priklauso jam. Šiaip tais čia, jo, kažkas gali būti, kad labai daug apie kažką svajojo. Labai daug galbūt turėjo kažkokį ilgą, galbūt daug metų kažkokį norą. Ir sako, Dieve, kiek aš metų, ta prasme, bridau iki to. Nu, tai ir atkeliauja. Geros, pozityvios naujienos. Šitų naujienų kažkas laukia. Labai stipriai trejetukai čia dar eina. Kažkam aplamai yra, net nežinau kaip pasakyti, kažkokia energija labai tokia, kaip gali būti paslaptinga, bet ir sako, čia viskas buvo paslėpta. Jo. Ir tas, kas nesugebėjo įmatyti, tas, kas nesugebėjo perprasti, tas, kas nesugebėjo vertinti, nes suprasti irgi yra dovana. Tai gerai, kad nesuprato. Tai gerai, kad neperprato. Nes neperpranta, tai tik aklieji. O aklieji yra labai godūs, kūpūs žmonės. Jie nieko nemato apart savęs. Ir va štai sako, čia kažkam įvyko tokia magiška, netgi realiai apsauga. Čia yra magiškas palaiminimas. Nuo tų žmonių, kurie jeigu būtų pastebėję kažką vietoj ir kažkokiam gal net laiku, aš net nežinau, net kaip realiai čia, gal net tai pasakiau, vietoj ir laiku. Nu, bet tai bet kokiu atveju, jeigu buvot kažkokioj situacijoj, kažkokioj sunkioj, ir net būnant tenai nepasidavėt, neišėjo jūsų sunaikint. Taip išeina toj vietoj kažkas jūs laikė kažkuo ne tuo, kažkuo kitu, kažkuo, kas gal kaip save kažkas laikė. Čia visiškai yra tokia šviesi stipri energija. Sėkminga labai energija. O jūs gal palaikė kažkokiu paprastu, įprastu, kažkokiu savaime suprantamu dalyku? O čia pasirodo viskas tai buvo užslapstinta. Man net toks kaip angelas atrodo buvo persirengęs kažkuo, kad nieks net pažintų, kad tai angelas.
Ir nesuprato galbūt, kad tai angelas. Tik paliko kažkokius pėdsakus ir išėjo. Tie žmonės žiūrėjo į išorę, bet jie nematė vidaus. Išorė yra labai apgaulingas dalykas. Ir čia būtent kažkieno išorė, kažkieno gyvenimas, kažkieno išvaizda pasirodė būtent kaip kad eilinis, čia yra žmogus. Nu, tai taip, faktas. Dėl to, kad čia mes visi lankomės net tokiuose pačiuose parduotuvėse, ta prasme. Ir net būnam apsirengę ten tais pačiais rūbais. Bet dėja, čia kažkas buvo visiškai kitokio. Ir to nepastebėjo. Kaip ten sako, angelai persirengia raganom, įteikia baisiai supakuotą dovaną, belieka ją išsipakuoti. Ir kol angelas buvo toj vietoj kažkokioj, labai tamsioj vietoj buvo, tos dovanos neišsipakavo. O jeigu ir išsipakavo, tai buvo palaikyta niekniekiu. Ta prasme, čia nieko tokio. Ai, tai čia tik tais taip, čia ta prasme. Daiktas kažkoks. Jo. O iš tikrųjų tame daikte labai daug kas slypėjo. Ir nesuprato, kas tai. Jo, ten, kur buvot, tai aš matau, kad ten tikrai didelė labai pekla, tai tie patys žmonės ten gyvena 3 kalavijose, 5 monetose, tai galbūt angelas buvo nusileidęs, čia kaip to istorijoje, kada demonas paprašė angelo, kad nusileistų žemę, bet tas demonas nesugebėjo apsaugoti angelo ir angelą užmušė. Bet čia kaip bebūtų, angelo nieks neužmušė, nieks nepribaigė, nieks neturėjo tokios galimybės, dėl to, kad žmogus jau tenai atėjo su labai didelė apsauga. Aplink save turėjau labai didelę brigadą, angelų irgi, ir nieko nesugebėjo padaryti. O kur buvot, tai ten kažkas buvo atkeliavę tiesiog pas kažkokius žmonės, kurie yra netikintys, kurie galbūt tiki tik pinigų gale, bet iš tikrųjų jie yra 5 monetose. Čia labai stipriai užsibaigė. Išdavystės visokiausios. Nebrandus galbūt žmonės. Buvo dovana įteikta. Ta žmogus išsipakavo. Tik nežinau, kodėl čia kažkas turėjo ten pasirodyti, gal kad parodyt, kad egzistuoja išties aukštesnė jėga.
Čia netgi šitą žmogų kažkaip tais, man tai toks jausmas, kad aplamai buvo pasiuntus pati visata. Į konkrečią vietą, į konkretų darbą, tarp konkrečių žmonių buvo pasiųsta šita energija. Ir jinai vėl atgal grįžo į savo srautą, vėl atgal grįžo į savo energiją, vėl atgal iš ten, kur jinai atėjus. Tai čia tik tais tiek, prasme, čia tik tokia funkcija atlikta buvo. Nu, ta prasme, tik tokia. Aš matau, kad čia daug buvo kas atlikta, padaryta, bet jos tai čia nebeliko jau šitoj vietoje. Šiaip tai čia labai jau yra aukštos vibracijos žmogus. Labai, kurios nepamatė, kurios nepastebėjo. Jūs buvot papuolę pas labai velnišką energiją. Šitas žmogus toliau laikosi šitos energijos. Išblėstas, ta prasme, tas, kas laikosi, vat, to angelo, vadinkim, ar ne, kurio nebėra jau tenai. Tai gali laikytis, bet kokiu atveju laideliai energetiniai jie nutruks. Angelui pergyvent nėra ko. Aš vadinsiu angelu. Nėra ko pergyvent ir ko nervuotis. Neturi galios išsiurbti energijos. Absoliučiai. Nes jūsų nebėra tenai. Nei fizinio kūno, toj vietoj jau nebėra. O tas, kas, tarkim, turi galimybę tokią net dovaną pajusti, konkrečius žmonės, jų emocijas, jų mintis, kaip jie galbūt šaukiasi mintimis ar ne, tai yra dovana ir nereikia šito dalyko norėti, kad jisai, aš nenoriu, ta prasme, girdėti, aš nenoriu jausti. Nereikia atmesti dėl to, kad tai yra apsauginė funkcija pa žmogų. Tai yra netgi ta pati intuicija, ar ne, kur po to sako, aš taigi žinau, ką tu gyveni, aš žinau, apie ką tu mąstai, aš žinau, kas vyksta tavo galvoj. Taip leidžia suvokti, kad ten nieks tai nesikeičia, ten tiesiog pastoviai sukas va taip va, tam pačiam ratelyje. Ir nėra ten ko pareiti, nėra ten ko grįžti. Tai net nesistengkit norėti tokio dalyko, kad aš nenoriu jausti, aš nenoriu suprasti, kas vyksta pas tuos žmonės. Tai yra dovana jausti, dovana suprasti. Kiti tokių dovanų neturi. Čia kažkokia dovana, pavyzdžiui, žmogui buvo irgi įteikta, paduota į rankas. Ta įteikia aukštesnė jėga. Per žmogaus paprastą kūną. Ir to nesuprato. To nepajuto. Net kitaip tariant, to net nepajuto.
gali sakyti, kad tai yra brangi galbūt dovana. Net nežinau dabar. Šiaip 10 monetų ten stovi. Bet tai čia 3D materijai. Jeigu čia kažkas yra antiek sėkmingas, tarkim, žmogus, ir jisai atėjo tą sėkmę atnešti kažkam irgi į rankas, parodyti, kaip tai atrodo, kaip tai vyksta, kas tai yra. Taip išeina, nešė tikrai didelė labai gausa. Bet pats angelas ten būdamas galbūt pamatė, kad jisai pats yra blokuojamas nuo to, ką jisai pats turi su savimi, savyje. O čia eina kalba tai ne vien tik tais apie tą išorinį finansinį pasaulį, bet čia apie patį vien vidinį gausų pasaulį, kuris atsispindi ir jo išorėje. Tiesiog tai vyksta savaime. Kaip ir pavyzdžiui pačio žmogaus išorinis kūnas. Tai atsispindi tik dėl to, kad jo viduje toks vat yra. Toks kūnas nematomas. Ir tai matosi ant išorės. Kas ten slypi žmogaus viduj. Taip išeina, kažkas kažkam nešė sėkmę. Galbūt norėjo atnešė, kitaip sakant atnešė, bet neatpažino. Ir pats angelas iš ten išėjo. Bet vat būtent šitas angelas kitaip nebūtų įvertinęs savęs, jeigu ten ir nebūtų pabuvęs toj situacijai. Gal tai bundantis angelas? Bundanti pati dvasia žmoguje, kada galbūt bando suprasti teigiamas mintis, teigiamų minčių galią, ką aukštos vibracijos daro su pačiu žmogum, kai jis nurimsta, ką prisitraukia prie savęs, nes čia buvo labai didelis blokas. Būnant toj sunkioj tokioj terpėj, tokia labai jau rūgštinė kažkokia. Jo ir organizmas, jeigu būna labai toksai užterštas, faktas, kad vibracijom pakilti irgi yra labai sudėtinga. Turi būti labai net ir pats žarnynas švarus. Kraujas, ląstelės. Norint pasiekti kažką tais daugiau iš savęs. Ir jeigu kažkas sako, sėdi tokioj terpėj, kuri žemina pačio žmogaus vibracijas, kenkia sveikatai, kenkia viskam, prasideda nesveikas maistas, priklausomybės visokiausios, nuleidžia iki savo lygio. Šitas nežinau, kodėl dar yra angelas, jisai mėgstantis žiūri paskraidyti po tamsumas, po žmonių baimės. Užeiti į tokius, sako, tamsius užkampėlius, ten pabūti ir išeiti. Nes pas angelą tai yra sparnai, kada turi galimybę. Po pasąmonę turi netgi galimybę pasivaikščioti. O sako, kai sėdi su žmogum, ar ne, tai tiksliai labai gali braidyti po žmogaus baimės. Jas iškelti į paviršių, jas apšviesti. Kad tai angelas, kad tai pavyzdžiui pamatytų kažkokioj vietoj, tai turi žmogus
realiai būti toks labai empatiškas, kad tai pajust, kad tai išties kažkas atėjo kitokio. Būna žmonės, kada iškart pajunta, ateina kažkas į kambarį, į kažkokią erdvę, iškart pajunta, kad tai atėjo kita energija, visiškai kitokia. Jeigu tie žmonės kažką ir pajuto, jie pajuto baimę, nes tai yra nepažinta energija. Žmonės bijo to, ko nepažįsta. Ir taip suaštrino dar labiau jų baimės. Iškėlė į paviršių. Ir pradėjo galbūt gintis, pulti, žaisti, manipuliuoti. Kažkas tiksliai netgi keliauja prie labiau didesnio suvokimo, kokią aš turiu galią savyje justi kitų žmonių mintis, emocijas, su jais net nebendraujant. Žinau dar, kodėl taip yra, todėl kad tie žmonės, kurie galvoja apie jūs, jie bando jūs šauktis ir intuityviai kreipiasi jūs, intuityviai. Todėl ir gaunat informaciją apie konkrečius asmenis. Nes jie pas jūs patys kreipiasi. Nu tai faktas, tai jeigu jau sako, čia žinai, aš nežinau, ar jie jau žino, kad tai yra kažkas labai šviesaus. Bet jie kreipiasi. Jie šaukiasi. Tyloje, naktimis, nes tai yra gebantis žmogus suvokti kitus. Ir kuo toliau, tuo labiau šitam angelui bus vis daugiau suteikiama, daugiau net prieigos prie konkrečių dalykų, bus duodami tam tikri įrankiai, jog galėtų padaryti kažką daug gražaus. Ne tik savo, bet ir kitiem. Palaipsniui tie įrankiai yra suteikiami. Ir tiesa padarys jūs laisvus. Čia toks antras dėsnis.